Iškilmingame akte Vokiečių kariuomenės namuose generalinis komisaras sakė kalbą, kviesdamas lietuvius išgirsti likimo raginimą. Jis nurodė į rytų gresiantį pavojų, kurį lietuvių tauta pati pergyveno 1940–41 metais ir kuris dar šiandieną gresia Europai. Po iškilmingo akto įvyko vokiečių ir lietuvių darbininkų ir ūkininkų apdovanojimas, kurie pereitais metais savo darbų ir sąžiningų pareigų pildymų padėjo savo tautai kovoja su bendru kontinento priešu. Po iškilmių lietuviai linksminosi, susirinkę po gegužės medžių. Ištisą dieną čia rinkosi daugybė žmonių, klausytis policijos orkestro muzikos ir žiūrėti savo jaunimo tautinių šokių. Šią valandą jie jautė, kokia laimė būti laisviem nuo bolševizmo. Ši diena virto prisiminimu ir perspėjimu. Dar vis tebegrėsė bolševizmo pavojus iš rytų, todėl reikia mobilizuoti visas jėgas, kad galėtume save parodyti didžiosios kovos vertais ir įneštume savo įnašą bolševizmo visiškam sunaikinimui.